netikėtą klausimą. Kalėdojimas. Kas yra kalėdojimas? Tai šį klausimą mes perleidžiame kunigui Donatui Grabažiui. Kalėdojimas. Artėja didžiausios, gražiausios metų šventės. Ir tas žodis turbūt kiekvienoje parapijoje yra girdimas. Ką reiškia kalėdoti? Kalėdoti tai tas laikas, kada parapijos klebonas, kunigas aplanko savo parapijiečius. Laikas, atrodo, kad kalbama apie kalėdojimą, apie kalėdas, bet iš tikrųjų kalėdoti dažnai dabar eina kunigai po vėlinių ir tol, kol aplanko savo parapijiečius. Aišku, kadangi žaliaskarės eglutės bažnyčiose gali būti iki grabnyčių, iki vasario 2 dienos, ir klebonai gali tą kalėdinę nuotaiką aplankyti savo parapijos žmonės, pabūti, pabendrauti, pasidalinti džiugiomis naujienomis, pašventinti namučius, tiesiog aplankyti ir pabūti toje įstabioje bendrystėje tarp klebono, dvasios tėvo parapijos ir tarp savo ganomųjų. O kaip nors keitėsi kalėdojimo tradicija, kaip būdavo anksčiau ir dabar? Aš žinau, kokių pokyčių? Kaip bebūtų keista, šiek tiek, labai nedaug, bet keičiasi. Jeigu mes kalbėtume apie miestą, aišku, gal šiek tiek sunkiau. Žmonės dažnai grįžta iš darbų, vėlai, vakare, tai klebonui apsilankyti gal yra šiek tiek problematiška. Kaimuose, tai aišku, yra žymiai lengviau. O keitėsi labai paprastai. Seniau klebonai su arkliukais pas savo parapijiečius važiuodavo kalėdoti. Važiuodavo ir klebonas, ir vargonininkas, ir zakristijonas. Aišku, dabar arkliukai visai kitokie. Dabar žymiai greičiau galima aplankyti. Tais laikais, kada klebonai atvažiuodavo, tai aišku, žmonės įdėdavo ir kokių tenai avižų, ir kviečių, ir rūgių, kadangi klebonai dažniausiai turėdavo šiokį tokį kelį, reikėdavo ir darbuotojams išlaikymą duoti. Aišku, išeidami tais laikais klebonai į namučius ne tik tai pasimelsdavo, ne tik tai sukalbėdavo poteriukus, palaimindavo namiškius, pabendraudavo, pasidomėdavo, užrašydavo į knygą, bet taip pat, kas svarbiausia turbūt mažutėlėms, atnešdavo saldainį, kas būdavo labai reta. Namučiuose turėti saldainį, aišku, taip pat užduodavo kokį, paklausinėdavo vieną kitą poteriuką. Aišku, buvo tokia tradicija duoti lapelį žmonėms namų, kad jie atliktų išpažinti. Dabar šiek tiek pasikeitė, aišku, saldainių jau gal nelabai pavyksta nunešti. Dabar namučiuose net patys žmonės kleboną vaišina ir saldainiais, ir visokių gėrybių įdeda. O iš kitos pusės, tai aišku, ir pabūnam bendrystėje su namiškiais, pašventinam namučius, sukalbam poteriuką, maldeles, palaiminam, prašom, kad Viešpats laimintų namiškių kasdienybę kitų metų tėkmėj. Tai va, praleidžiam tokią bendrystę, ypač, sakykime, gal labai aktualu tiems, kurie garbingo amžiaus, kurie negali ateiti bažnytėlę per tuos metus, ar turi sveikatos problemėlių, amžius, tai jie labiausiai turbūt džiaugiasi, kai klebonas užsuka, pabūna, pabendrauja, pasidalina tą ramybę, tą maldą šitame skubančiame, lekiančiame gyvenimo kelyje. O kaip jūs žinote, ką aplankyti? Ar jūs pakviečia, ar jūs... Kaip žmonės jūsų laukia? Turiu gerų žmonių, kuriems galiu paskambinti ir jie tarsi kaip maršalkos tebūnie mano parapijoje, kurie plius minus žino visus dabar kontaktus, tai vienam į vieną kaimo galą paskambina, kitam į kitą galo kaimą ir paskui visi sužino,
tik nebent, aišku, kažkam tenais reikia išvažiuoti pas daktarą ar nori vakare, tai jau paskambina ir sako, nu, būtų gražu, kad klebonėlis ateitų ryte, pirmos dienos pusėje, ar antros dienos pusėje, ar vakarop. Tai ir sąrašiuką paskui duoda kleboną ir klebonas, kadangi ir vaikšto aplankydamas savo parapijiečius. Aišku, dabar problema su zakristijonais, su vargonininkais, aišku, gražių amžių jie yra, tai klebonui dabar dažnai klebonams tenka patiems keliauti, aplankyti savo parapijiečių. O būna taip, kad jums ima ir paskambina. Ir sako, gerbiamas klebonė, ar galėtumėte aplankyti mūsų namus? Būna tokie vienetiniai atvejai, bet pagrinde ir sekmadienį bažnytėlėje paskelbė, kad, sakykime, dabar lankysiu tokią ir tokią dieną ir dar maršalkos painformuoja, tai tokių vienetinių atvejų nebūna, nebent paskambinam, sako klebonė, pasikeitė planai, ar galite greičiau atbėgti, atlėkti, pabūti toj bendrystėje, tada atlėkė arba, sako, netyčia susirgom ar kokios kitokios problemėlės, tada, aišku, nukeliam aplankymą, kalėdojimą vėlesniam laikui. O būna taip, kad žmonės išgąstina, tai jie sako, ojojoj, ne, aš nenoriu įsileisti klebono, pas mane gal čia, kaip žmonės senoviškai sakydavo, troba netvarkinga, arba pas mane ten kažkas ne taip. Būna taip? Patikėkite, būna. Būna. Šiek tiek išgąsdinam, bet nieko. Pradarom, klebonas. Tai gal klebonė kitais metais. Ir taip, nieko, viskas gražu, susitarėm, kitais metais aplankome. Ar yra buvę, pavyzdžiui, kažkas tokio netikėto, kas būtų jūs nustebinę per tą laikmetį? Konkrečiau. Na, sakykime, kalėdojimo metu, nežinau, kažkas labai nustebina, ar labai koks nors skanus patiekalas, arba buvo kažkoks, nežinau, pasveikinimas namuose, šeimynos netikėtas. Taip, būna visokių gražių, įdomių prisiminimą paliečiančių tų gyvenimo įvykių. Atsimenu, kalėdojau popietę ir daug turėjau, 6 berods grytelės, tai iš tų 6 grytelių namukų susibėgusios šeimynos 5 šeimynos kvietė prie stalo. Iš 6. Ačiū Dievui, kad ne visos 6, nes jau nebebuvo. Ir kuo dažniausiai vaišina žmonės kaimuose? Kokiais skanėstais? Tai turbūt dabar tie patys, kas turbūt maistas, koksai ant kiekvieno mūsų stalo. Seniau dar aišku. Na, aišku, pas medžiotojai ateini, tai ir laukinių žvėrių ir dešrelės ir visa kita, visko. Nuo dūšios vaišina, va. Ką turi, tą su to nori pasidalinti. Nes klebonas tik vieną kartą per metus ateina. Mieste, sakot, yra sudėtingiau. O kaip reikia, dabar madingas toks žodis, sakom, įveiklinti, kad žmonės gal būtų, nežinau, drąsesni, kad jie tiesiog yra nedrąsūs? Sunku pasakyti, kaip reikėtų visą tai. Mes turbūt puikiai žinome, kad šiuolaikinis žmogus yra įpratęs jau skubėti, lėkti, tos bendrystės, ne tik tai su savo namiškiais, su savo giminaičiais, bet ir su savo kaimynais yra šiek tiek problematiška. Kaip juos paliesti, iš tikrųjų be galo sunku pasakyti. Gal laikui bėgant, kai jie pastebės, pamatys, supras, pajaus savo gyvenimu, kas yra tos mūsų senolių tradicijos, kurias mes laikomės, ką reiškia tas pats kalėdojimas, kada klebonas ateina pabūti vėl bendrystėje, nes kai klebonas ateina ir visa šeima sueina, sakykime, į bendrą kambarį, pabūna, pasibičiuliauja, pasikalba, tai vėl ta tokia vėl šeimos bendrystė, bendruomenė, gyvastinga tokia atsiranda. Bet turbūt galima kalėdoti tik tai savo parapijai, ar, pavyzdžiui, sakykime, sugalvotų koks nors, paklausęs žmogus ir sakytų, kaip aš norėčiau tą kleboną pasikviesti pas save. Aš galiu taip daryti? Visko būna.
Būna, kad parapijiečiai, kurie gyveno kažkada mano parapijoje, išsikraustė į miestą, tai ar kitą šalimesnį kokį parapiją, tai tikrai skambteli, nori ir turėdamas laiko, susitaręs laiką, bandai aplankyti. Visgi artėja gražiausios metų šventės, ką palinkėtumėt visiems tikintiesiems ir ne tik savo parapijos žmonėms? Labiausiai turbūt norėtųsi palinkėti, kad to skubėjimo būtų mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose mažiau. Nes kai skubame, lekiame, tie patys gražiausi dalykai gyvenimo turbūt taip ir prabėga. Jų nepačiupinėjom, jų nepamatom ir vėliau gailimės, kad per tą skubėjimą daug ko netekome, daug ko pramatėme. Tad norėtųsi palinkėti, kad mokėtume saikingai skubėti, kad mokėtume išgirsti tos stebuklingos nakties žinią kiekvienam žmogui. Dievas gimė, Dievas tapo žmogumi, Dievas tapo vienu iš mūsų ir kad svarbiausia turbūt, kad neužkėtintume savo širdies, ne tik tai kūdikėliui Jėzui Kristui, tai gražiai Kalėdų šventei, Kristaus užgimimo šventei, bet ir žinoma savo brangiems artimiesiams, su kuriais gyvename, su kuriais dalinamės, privalome dalintis ir tą meilę, ir to tikėjimu, ir viltimi. Tad norėtųsi ir palinkėti, kad nuostabios Kalėdų šventės, ypač kūčių vakaras toje bendrystėje su savo namiškiais būtų prasmingas, gražiausiai ištarti palinkėjimai išsipildytų, kad Dievas iš tikro gimtų mūsų širdise. Ačiū už pokalbį ir jums gražių švenčių taip pat. Ačiū jums.